jūs pradėsite. Gerai. Tai kad mes keletą kartų pakėlėm naikintuvus į neatpažintus objektus, tai manau, tai yra natūrali dabar praktika, vien dėl to, kad geriau padaryti daugiau, negu padaryti mažiau. Ir naikintuvo pakėlimas tai jokių būdų nereiškia, kad ten būtinai jau vaikomės taikinį. Taip, tai yra identifikavimas, tai yra tam tikras budrumo lygio išlaikymas. Mes jums negalim atsakyti, nes jie buvo neatpažinti objektai, kurie eigoje nepasitvirtino kaip niekas. Tai galėjo būti ir materialiniai reiškiniai, tai galėjo būti ir paukščių pulkai migruojantis ir visi kitokie dalykai. Turime techninės priemonės, tai yra stebėjimai, radarai, tiek aktyvūs, tiek pasyvūs, kur yra matomi tam tikri objektai ir kurių identifikavimui reikalinga papildoma sensorika, apie ką ir šnekam ne kartą, kad reikia papildomai įsidiegti mums turbūt ypatingai susijęs su Liepos mėnesio incidentais ankstesnio įspėjimo signalus. Ir tam, kad mes galėtumėm būti tikri, kad tai yra pažeidėjas, kažkoks grėsmė, tam reikalingas ir vizualus kontaktas, ir patvirtinimas nuo žemės. Yra suintensyvintas, galima taip sakyti, algoritmas dėl naikintuvų panaudojimo, žvelgiant į visą situaciją dabar rytinėme flange nuo Liepa, rugpjūčio, rugsėjo mėnesiai. Ir dėl to tas aktyvavimas tų naikintuvų jis yra dažnesnis. Na, galima pasakyti, kad kontaktas su Baltarusija buvo palaikomas, bet puikiai suprantame, kad Baltarusija nėra mūsų nei partnerė, nei jokių būdų sąjunginė valstybė ir egzistuoja karšta linija ir ta karšta linija, kai yra poreikis, yra palaikomas tas ryšys.